kadangi yra rungtyniaujama iki 2 pergalių, tai pirmas žingsnis sėkmingas visą laiką duoda kažkokį psichologinį pranašumą prieš varžovus, dabar varžovai nebeturi kur trauktis, nes dar žinom, kad turim atsaugoje vienas varžybas, bet tikrai nežadam šiandien pasiduoti ir kovosim tik 2 pergalės. Šeštadienį Kaune virė tikras nervų karas. Regiono krepšinio lygos B diviziono pusfinalyje antrą kartą jėgas išmėgino Kauno KTU ir Pabradės TTS Telesferos komandos. Pirmas rungtynes Pabradėje laimėjo šeimininkų komanda rezultatu 85-72, todėl KTU studentams nebebuvo kur trauktis. Juolab, kad šių rungtynių kaina išties didelė. Pusfinalio serijoje iki 2 pergalių kovojama ne tik dėl bilieto į didįjį finalą, tačiau ir dėl vietos kito sezono stipresniajame A divizione. Į A divizioną patenka 2 geriausios B diviziono komandos. Aikštės šeimininkai atsirevanšavo varžovams rezultatu 75-68 ir grąžino pusfinalio seriją į Pabradę. Didžiąją rungtynių dalį komandos žengė greta viena kitos. Pirmoje mačo pusėje pirmaujanti komanda pasikeitė 5 kartus. Lūžis įvyko 3 ketvirčio viduryje, kuomet prieš tai net 10 minučių vijasi varžovus, KTU studentai pagaliau persvėrė rezultatą savo naudai. Nuo šio momento šeimininkai įgijo iniciatyvą ir sužaidė labai sėkmingą atkarpą 23-8. Po tokio smūgio Pabradės atstovai nebesugebėjo atsitiesti. Rungtynės baigėsi rezultatu 75-68. Nugalėtojams daugiausia taškų 17 pelnė Mindaugas Jakštas. Dvigubų dubliu pasižymėjo Arturas Paušs. Jo sąskaitoje 15 taškų ir 10 atkovotų kamuolių. Pabradės TTS Telesferos gretose išsiskyrė 20 taškų ir 10 atkovotų kamuolių surinkęs Eduardas Rogačiovas. Linas Valatkevičius pelnė 14 taškų. Šiandieną, tarp kitko, labai prastai pataikėme, nors iš savo salėje žaidėme, bet džiaugiuosi vieną, kad vaikinai iš tikrųjų buvo užsivedę ir įrodė, kad gali žaisti, ne tik žaisti, gali ir laimėti. Ir labai džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti planą rungtynių, kokį buvome sustatę prieš rungtynės. Tai to pasiekoje ir pavyko nugalėti. Planas buvo sustabdyti jų pagrindinius žaidėjus. Tai problema tame, kad pas juos bet kuris gali būti pagrindinis. Jis tikrai mobili, gera komanda ir reikalaujanti labai didelio susikaupimo gynybai, žaidžiant prieš juos. Pirma, turi suprasti komandą, kad mes turime įeiti į aikštę su noru laimėti, o ne šiaip su pasivaikščioti. Varžybas pradėjom tragiškai. Labai lėtai perėdinėjom į kitą pusę ir paprasčiausiai davėm varžovam žaisti lygų žaidimą ir jie namų aikštėje užsikabino trečiam kėlinyje pradėdami pataikyti ir jie nuėjo tolyn. Mes puikiai žinojom, kad jie pirmoje pusėje įmetė 30 taškų ne dėl to, kad mes gerai gynėmės, o dėl to, kad jie tiesiog prametė viską. Tai lėmė varžybos tas, kas pirmas, tai turėjo nulemti varžybas tas, kuris pirmas pataikys. Pataikė kauniečiai. Jie šaunuoliai, aš juos sveikinu su pergalė, bet toli gražu niekas nebaigta ir noriu palikėti savo komandai, kad jinai suprastų, jog kiekvienas priimamas sprendimas turi būti suderintas su komandos nariais ir tarpusavyje. Jeigu ateisime Pabradėje su tokiu požiūriu, kokį buvom šiandien, mes galim tiesiog pražūti, o to tikrai nenorim.